pagal tą 205 darausi 15 laipsnių. Kadangi ten buvo nepilnai, tai ir čia darau ne visai pilnai. Brūkšnys. Pasipuošęs į statybą šiandien. Kaip priklauso tikram karpenteriui su diržu. Diržas iš True Gear. Instagram'e galite pasižiūrėti. Ir norėjau pradžią parodyti, biškelį apsiupdeitinau savo, taip pavadinkim, įrangą. Nes ypatingai, jeigu darot kažką vienas, tai labai reikia va tokių dalykų. Nes dviese tai viskas okei, ten palaikys vienas, tu nupjausi ir panašiai. Bet va šitoj situacijoje, kadangi aš esu vienas, nu gerai, dabar Dovilė filmuoja tai su operatorium, bet dirbsiu ir toliau vienas. Nes pirmą, man patinka dirbti vienam, antrą, smagu parodyti, kad viską galima pasidaryti vienam. Ir daug kas iš jūsų irgi žinau, kad tikrai darotės darbus vieni. Ypatingai, jeigu namuose dirbat, tai nesamdysi kažkokio kaimyno ir tas projektas išbrankstau tūkstančiais realiai. Įsigijau stalą, tai stalas galvau nerodysiu, bet noriu parodyti, koks jisai kompaktiškas. Tai susilanksto realiai ir va taip va, kojos susilenkia ir už rankenėlės pasiėmęs nešiesi į mašiną. Tada vėl tik išskėti ir užfiksavai. Ožiai, tarp kitko, čia galima net skersinio pjūvimo staklės montuoti, tai kas irgi labai patogu. Ir dar, nežinau kaip lietuviškai, mounting clamps, ne? Žodžiu, suspaudėjai dar komplektą buvo. Šiaip net nebuvau užsiėmęs, aš jau net nežinau kaip jie veikia. Šiti būtent, ai va, tas turbūt, ne? Va, tai ir ganėtinai ilgi, tai realiai. Dabar ką nepasakysiu, surašysiu. Iš tikrųjų jo, surašysiu kainas, nes vėlgi tai yra turbūt taip pat į projekto biudžetą įeinantis dalykai, nes jie neuždyka, ne? Tai du yra tie laikikliai, užspaudėjai. Ir ožius pasiėmiau du, nes kaip jau ir sakiau, žiauriai užknisa be ožių. Tai ožiai irgi labai patogus, va, yra rankenėlė, kojos užsilenkia ir labai kompaktiški, plus čia yra glaspaperis priklijuotas, tai neslys, ką bepjausi. Ir dar, kas irgi žiauriai buvo reikalinga jau seniau, tai pasiėmiau kopečias. Matysit tikrai jau dabar, kai jas naudoju. 3,80 man atrodo ilgis. Išsiskleidžia labai patogiai, tai jau išbandžiau. Geros, patogios, aišku, nesijauti galbūt ten taip tvirtai kaip ant stalažo, bet vėlgi, dirbu vienas, man reikia, kad būtų patogu pasimt, nusinešt ir panašiai. Labai greit susiskleidžia, žodžiu, žiauriai patogu. Visus šitus pirkau iš rmtools.com ar EU, dabar bijau sumeluot, čia uždėsiu. Principė specialisto parduotuvė, tai dar ruletę pasiėmiau, irgi specialisto. Išbandysiu, nežinau, tikrai nežinau, bet pabandysiu, nes stenlio, kurią turėjau, jau ir susidrožė. Ir tiesą sakant, likau šiek tiek, taip, ne tai, kad nusivylęs, bet ne toks patenkintas, kaip tikėjausi. Nors, pavyzdžiui, stenlio plaktukas, stenlio Fatmaxo gulščiukai, žiauriai esu patenkintas. Bet ruletė nepasiteisino. Tiek norėjau tik parodyti, kad biškį pasitobulinu, pasipatoginu, nes panašu, kad su tuo YouTube'u čia daug dar bus visokių darbų. Karavano išorė baigsis, bus vidus, bus terasa, bus lauko darbai, tvoros. Aš manau, kad su šitu YouTube'u, apskritai su YouTube'u, čia užsitęs kur kas daugiau negu tik karavanas, nes man patinka, žmonės žiūri, o idėjų prigalvot galima, va tiek. YouTube'e turbūt ilgai dar bičiuliausimės, tai dėl to paspauskit subscribe, jeigu dar nepaspaudėt, nes reikia Lietuvoje pirmo statybų kanalo YouTube'o, kuris surenka 100K ir gauna tą plokštelę. Aš esu garbėtroška ir labai jos norėčiau. O dabar tada statom kamerą tenais ir eisim surinkinėsim sieną, sienos karkasą ir biškelį papasakosiu vėlgi, ką aš čia pamačiau išsiardęs, kokia situacija ir kokie tolimesni planai ir mintis. Ir tada galbūt vėl timelapsas ir statysiu per timelapsą, nes realiai labai gaunasi, labai ilgi video ir nežinau, kiek jums įdomu. Tai va, galite pakomentuoti, įdomiau, kuo ilgesnis, ar gal biški vis tiek daryti trumpesnį, koncentruotesnį ir lengviau jį peržiūrėti, lengviau rasti laiko. Tai pakomentuokit šitą momentą. Ir viskas, tada einam ten. Ne, aš negėjus.
Gal ir atrodo, bet ne. Žodžiu, planas, bandom pasikonstruoti šitą sieną. Oba. Va, kopėtėlės. Tai tikrai labai fainas. Atrodo gal ne pačios tvirčiausios, bet 100 kg, sako, atlaiko. Nu tai va, lipi ir vargo nematai. Nu, gal vargo nematai. Be žodžių, tikrai patogu. Ką turėjau menį sakydamas, kad papasakosiu, ką radau, tai marijampoliečiai dabar užlipę ant šitų kopėčių pamatė, kaip atrodo stogas, sakytų, eik, tu pizį stogui, viską čia lupti reikės, tu pasižiūrėk, šia, tai čia stogas. 5 metus vaikystėje praleidau Šakiuose, Šakių rajone, tai žinau, kaip kalba suvalkiečiai. Nelabai man ta šnekta jų tuo metu patiko, bet žodžiu, esmė ta, kad stogui yra pizė. Labai didelę dalį konstrukcijos reikės pakeisti ir čia man daug kas sakys. Sakiau, kad šūdas čia reikia parduoti, neapsimoka ir panašiai. Žiūrėkit, jau minėjau, kad pirma, tai čia yra vieta, kur aš pradėjau statyti, formuoti save iš naujo. Po sunkaus etapo mano gyvenime. Antra, kaip bebūtų iš dalies, aš jau esu šiek tiek viešas snukis ir mane susirasti labai nesudėtinga yra. Labai nesunku paviešinti, kad aš esu aferistas, kad aš apgaudinėju žmonės ir panašiai. Ir parduosi karavaną, kuris atrodo visai neblogai. Aš žinau, kad stogas pažeistas, negalvau, kad tik tai blogai yra. Ir aš parduosiu tą karavaną, nu tarkim, už 6 000. Nu ir ką tas žmogus sakys, kai jam pradės viskas pelyti viduje? Sakys, kad aš čmo, kad aš apgavau. Tai vėlgi mes visi pykstam, kai nusiperkam mašiną su pripiltų daktarų į variklį ir už mėnesio užkalą. Buvau ten, esu nusipirkęs mašiną ir už mėnesio užkalė variklis. Mes pykstam, kai rida atsukta 3 kartus. Mes pykstam, kai nusiperkam nevatai naują automobilio, pasirodo, kad per Car Vertical, čia ne reklama, bet patikrinus ten jinai degus skendus ir apmykšta 3 kartus. Nu, bet visi norim daryti tą patį. Parduok tą karavaną, ne? Nu tai negaliu aš jo parduoti, negalėjau aš jo parduoti, nes žinojau, kad nėra čia viskas su juo ok. Kitas momentas, kadangi jam nebuvo ok, parduoti jį už 3 000, kai mokėta ten 8 turbūt kokie. Nu tai kam? Tai tada geriau aš konstruoju, susirinku karkasą, viduje galima būti, viduje galima gyventi. Žiemą aš savo ramiai tenais konstruosiuos ir netgi jeigu nebus apšiltinta pasijungus raketą, kokią ten bus galima daryti. Aš jau esu ne kartą sakęs ir šipušninsą kartotis, bet noriu paaiškinti visiems, kas ir kaip. Plius aš kuriu video turinį. Nusiimu plevelę ir bandau pasižiūrėti, kaip čia tą sieną pakonstruoti. Karkasą ant karavano suksiu. Tiesa, va dar kokį įsigijau irgi iš specialistų parduotuvės. Tai dabar jau galima tiksliai žiūrėti tą pavirtimą. Nu tai kaip ir žinojau, čia viskas ok, čia biškį reikės atitraukti tą koloną, pum, bet jau visai va kitaip stogas susirišęs, jau daug mažiau juda. Kai sustatysiu tą sieną ir taip skersinius įvarysiu, bus viskas. Amen juzė. Niekas nebeišjudins. Tai gerai, dabar tada nusisukti vis tiek reikia šitus. Kaimynų džiaugsmas grįžo į kvartalą. Tylu, ramu, kaip bažnyčioje ir atvažiuoja durnelis. Gręžia, nu tas tai. Nepykit, bet teks priprast. Nes gręžimui dar tai prasidėjo. Kur nukrito varžtas? Nu taigi čia krito didelis varžtas ir visi... Va. Nu, gerai, dabar nusukam tą. Ten jau čia irgi prisukta, ne? Kodėl man patiko labai tos kopėtėlės, tai visų pirma jos lengvas, visų antra labai greitai susiskleidžia. Tik ne tą pusę pastačiau, bet va. Tarkim, ne, sugalvojau suskleist. Bum. Čia suskleidžiau. Bum. Nu čia žodžiu, nuo pačios reikėtų. Bet va, viskas. Turiu, ne? Va, susitrumpinau, nešuos toliau. Kažkur va persikelt ar kažką, tai ne tos medinės, lemva, beprotis. Taip. Nežinau, mato turbūt, ne? Va, pasistatai. Hujak. Nu, žiauriai patogu. Nieko, po truputėlį. Viską pasidarysiu patogiai. Nes
Aš žinokit, neplanuoju sustot, kai kaukė sakė, somebody stop me. Čia jau nebeįmanoma. Mane sustabdyti nebeįmanoma. Čia langas, ne? Nu, bet nieko. Jau dabar viskas. Aha. Diržas. Noriu žiauriai pasidžiaugti diržu, nes irgi galiu dirbti su glamūriniais šortukais. Vojaž. Gerai, apatinį gal palikim. Dabar reikia nusilupti čia viską. Šiaip iš tikrųjų, dabar pagalvojau, vien tai, kad, nu nežinau, aš nesu matęs, kad va taip kažkas bent jau Lietuvoje nuardytų visą karavaną, parodytų, kaip ten jisai atrodo ir panašiai. Tai visi, kas darys tokius darbus, jie jau žinos, ko tikėtis iš tų karavanų ir planuoti lengviau bus. Nes nu aš tai visiškai neįsivaizdavau, kas čia kaip čia bus. O kai yra nežinia, tai labai sunku kažką ir planuotis. Nu, va ir nuardėm. Nu, atsinešu pagalį. Sakėm 205 darom, jo? 205. Pasižymiu, kad 205 būtų. Bet nepjausiu aš taip iškart. Nes čia gausis ne taip, kaip noriu. Išsilipėm kopečių. Mano trikampis turi gulščiuką. Tai ką aš darau? Pasigaunu burbuliuką, kad būtų per vidurį ir pasižiūriu, kiek gaunasi laipsnių. Beveik 15. Čia esu pasimatavęs brūkšnį 205, ne? Pagal tą 205 darausi 15 laipsnių. Kadangi ten buvo nepilnai, tai ir čia darau ne visai pilnai. Brūkšnys, pjūvis. Pasižiūrim, kas gavos. Bum. Puikiai. Durnas aš. Taigi stojkės tai taip dėsiu. Stojkės tai taip dėsiu. Nu. Ne taip vėl padariau. Žodžiu, tada tiesiog jungiu timelapsą. Ką dabar matot, tai kai susirenku visą karkasą, nerodžiau kiekvieno pagalio atskirai ir nekalbėjau, nes principai viskas labai paprasta. Pasidedi vieną, atsimatuoji, dedi kitą, negaliu susipjauti iš karto, nes kiekvieno ilgis vis kitoks. Po langų pasidariau sutvirtinimą, šiaip po visais langais tas būtina daryti, tai dedasi papildomos stojkės, kad langas nesispaustų, ir virš lango taip pat reikėjo pasidaryti strižaines, ko nepasidariau, tik dabar pastebėjau montuojant, tai tikiuosi stogo svoris lango neužspaus ir langą bus galima atsidaryti. Tai jūs šitos klaidos nedarykit. Nu, va tiek žinių. Tiek žinių. Šiandien šiaip planas buvo apskritai tik tais pafilmuoti integracijas kelias, kurias reikėjo, bet nu, kad jau atvažiavom, tai reikia ir padirbėti. Tai nepersistengiant, va viena siena, op ir yra. Trūksta dar keletos pagalių, bet reikia važiuoti namo, mažai sulankstyti. Čia neuždėtas pagalys, nes čia reikia žiūrėti, arba reikia keisti, arba tiesiog prieš dedant naują stojkę nutepti balikliu. Pirmoje ir antroje serijoje, kai jau pradėjau darbus, kalbėjau apie beržą. Beržą, jau nebeatsimenu, ką aš ten nusipirkęs. Bet žodžiu, reikia nutepti medieną, kad visą tą senatvę iš jos. Na ir tenais kampą, aišku, paskui dar reikės užsidaryti. Bet principe, va tokia, aš šiek tiek dar esu dvejonėse dėl šiltinimo storio. Galbūt dar 5 reikėtų užsukti, iš tikrųjų sudėti tada, dabar va čia 10 reikėtų dėti tarpus, plium, sudedam 10, tada va taip suku 5 ant 5 pagaliukus, nu taip, ir tada dar sudedu 5, tai gautųsi 15, tada vis tiek šita fanera lupsis iš vidaus, pagaliukai gali likt, apšaudau garo plėvelę iš vidaus,
Gal tą trejetuką dėsiu, o gal net ir nedėsiu. Tas oro tarpas, jisai, man atrodo, nėra blogai. Langai vėlgi kažkada keisis. Iš karto pasiruošiu. Nekeisiu matmens, viskas gerai su tais langais, tai galbūt aukštinsis jie. Tikrai negalbūt aukštinsis, nes kadangi lubos paaukštėja, tai gražu būtų ir langą paaukštinti, tai langas turbūt bus va iki čia. Tai va toksai pum, čia, man atrodo, 1,17 m tarpas, nu tai va, du suvarčia tokį langiuką ir per akis. Tokie va dalykai, čia nais atrodo, va, sakysiu, niekas, nu, tai čia niekas tau nelaiko, nu tai čia niekas ir nevaikščios. Grindis stovi ant polių, o čia yra tiesiog, kad sudėt būtų galima vatą. Niekas čia nevaikščios ant šitos dalies. Ir paskui, kad būtų galima prisukti dailylentės. Dar ką kalbėjau apie putą, tai va su puta man biškelį nuliūdino, nu negalima dėti putos, va dabar tarkim čia dėčiau, jeigu putų polisterolą, tai dėtum tarkim trejetuką, ne, ir ant viršaus dar ten kokį 10-tuką uždangstytum, nu sukeistum. Šiti medžiai, jie neturi kur išgarinti drėgmę, nes polisterolas nekvepuoja, polistirenas, jeigu taisyklingai. Ir čia yra blogai. Dar svarstau galbūt pūsti putomis. Bet vėlgi, nupūtus nieko aš nelaimiu, nes mano noras buvo klijuoti polistireną ir tada nutinkuot, nuarmuot ir viskas. Bet negaliu taip. Kadangi polistireno negaliu, tai man vatą susidėti paprasčiau negu pūst pučiamom putom, nes bet kokiu atveju reikia daryti tarpus, tos kas 60, nes paskui suksis dailylentės. Tai kas, Džiulį, yra? Ateik. Kas yra, ką? Turbūt tiek. Galiausiai, kai parėjo šitą sieną, nu tai ir su tą patį reikės padaryti. Nu, žodžiu, pasikeitė mano planas, akivaizdu, kad nebe tai bus, kaip planavau, bet bus gerai. Bus gerai.